Pirmą perskaitysiu klausimą. Labas vakaras, nežinau nuo ko pradėti. Visą gyvenimą buvau besišypsantis žmogus, džiaugiantis gyvenimu, padedantis kitiems, išklausantis kitus, rūpestinga, empatiška. Ir nežinau, kas pasidarė. Prasidėjo eiti iš vidaus pyktis. Nesinori girdėti triukšmo, nei matyti žmonių, nei bendrauti. Atsibodo būti gerai asmenybei. Ir iš vidaus pradėjo pyktis eiti ant visko. Jau ir į aplinką prasiveržė. Iš pradžių galvojau pervargimas, bet viduj kažkas dedasi ir išeities neberandu. Pasakysiu taip, kad ačiū Dievui pradėjo eiti pyktis. Nes tai yra jau ženklas sveikimo, vadinasi, jau savivertė grįžta į normos ribas. Ir tas pyktis yra nukreiptas, išoriškai atrodo, galbūt, atrodo, kad pyksti ant kitų ir nesupranti, kas vyksta. Iš tikrųjų labiausiai pyksti ant savęs. Nes, aš nežinau, kaip čia, kokia iš tikrųjų visa ta situacija prieš išturės, iš viso nieko daugiau nežinau, išskyrus tai, kas buvo parašyta. Bet man labai panašu, kad tu esi people pleaserė arba kitaip tariant gera mergaitė. Tai yra žmogus, kurio vaikystės traumos privertė gintis, labai susitapatinant su kitų žmonių emocijomis ir labai iškeliant savo kaip gyvenimo misiją būti gerai visiems, kad visi būtų laimingi, kad visi džiaugtųsi, visiems padėti, visus išklausyti. Bet tiesiog tu viską pati ir išvardinai, visos tos priežastys to tavo pykčio ir yra tavo laiške surašytos. Realiai tu save pametai, tu savęs negirdi, tu pati savo nesvarbi ir tau iš to kyla pyktis, kurio tu iki galo dar nesupranti, todėl kad dar nežinai, kas tai yra būti vertingai savo pačiai. Bet visą tą, kad tu per metai iš metų davai visiems kitiems žmonėms ir greičiausiai nedavai savo, nes jeigu būtum davusi savo viską, įsiklausimą, pagalbą savo, rūpestį savim, empatiją savo, jeigu tu visą tą, ką davai kitiems duotum ir savo, pas tave nebūtų disbalanso ir iš to kylančio pykčio. Tai labai pasakė, atsibodo būti gerai asmenybei, nes tu esi gera ne dėl to, kad tu esi gera, nes jeigu tu būtum natūraliai iš vidaus gera, tai tada nebūtų ir pykčio, bet tu esi gera tam, kad kiti tave matytų kaip gerą. Tu esi gera, tu ilgus metus buvai gera ne dėl to, ne iš vidaus, o dėl to, kad taip reikia, tokios tavo žaidimo taisyklės. Taip tu stengiasi savo susikurti saugumą, taip tu stengiasi savo garantuoti, kad žmonės tave mėgs ir kad jie atgal duos tavo atgalinį ryšį, tokį patį, kaip ir tu dėl jų duodi. Aukojasi dėl kitų ir tikėjasi, kad jeigu kitiems tu tokia pati svarbi būtum, kaip ir jie tau, jie irgi tada dėl tavęs aukosis ir darys viską, ką tu darai dėl jų. Ir dabar tu matai, nes paprastai taip ir būna, kad tie people pleaseriai, jie save apsupa žmonėm, kurie yra ganėtinai toksiški, nes sveikas žmogus, beje, sveikoj, savivertėje esantis žmogus su people pleaseriais negali bendrauti, nes jam labai sunku, labai vargina tas amžinas rūpinimasis mano emocinė gerovė, mano nuotaiko, mano gyvenimų pagalba, man tiesiog normalų, sveiką žmogų esantį pusiausvyrai, tas labai vargina ir dėl to su sveika savivertė žmonės kuria santykius su kitais žmonėm, kurių savivertė sveika. Tai tie žmonės, kurie turi polinkį į people pleaseriškumą, tos geros mergaitės, kurios yra super empatiškos, super skubančios visiems padėti, jos kaip taisyklė gali bendrauti tik tai su daugiau ar mažiau toksiškom asmenybėm. O toksiškom asmenybėm tu niekada neįtiksi. Niekada nebus taip, kad jau pakankamai gera, pakankamai padėjai, pakankamai tave įvertino. Ir aišku, kad tau natūraliai kyla nepasitenkinimas, nes tu tiek duodi, o atgal negauni, nes ir negali gauti. Nes nesu tai žmonėm, kuri santyki ir plus ne iš tos vietos, kuri santyki. Ir kai tu stengiasi būti gera, nes taip reikia, nes taip tu galvoji, kad kažką atgal mainais gausi ir negauni, tu jautiesi nusivylusi. Tvarkyti savivertę reikia. Tvarkyti savivertę, susigrąžinti savo save ir pradėti kurti santykius iš sveikos savivertės, o ne iš to gerumo.